įvartį, kurį įmuš mūsų futbolininkai. Smūgis į vartus ir įvartis. 1-0 pirmauja Lietuvos rinktinė. Edgaras Jankauskas realizuoja 11 metrų baudinį. Kągi pagaliau Edgaras Jankauskas po ilgos pertraukos. Tęsiamos rungtynės, Žutautas su kamuoliu. Vėl gauna kamuolį atgal Žutautas. Pavojingas epizodas ir gražus Edgaro Jankausko smūgis. Na, tokių klaidų Edgaras Jankauskas be abejo nedovanoja ir rezultatas tampa lygus. Sužaidus apie 25 minutės Edgaras Jankauskas galingų smūgių. Štai dar kada šis epizodas. Nespėjo paskui jį varžovas. 5 numeris Arutūnas Vardanjanas. Ir būdamas aukštesnis už savo varžovą ir pasirinkęs geresnę situaciją, Edgaras Jankauskas be didesnio vargo, nepalikdamas jokių šansų varžovo vartininkui, išlygina rezultatą šiuose rungtynėse. Edgaras Jankauskas. Atsiprašau, Robertas Poškus buvo su kamuoliu, dabar Raimondas Žutautas. Ir atsitraukęs priverstas prašyti kamuolio Edgaras Jankauskas. Saulius Mikalajūnas savo įprastoje padėtyje. Jankauskas smūgis ir 1-1. Puikiai Lietuvos futbolininkų ataka, pasibaigė gražių įvarčių. Raimondas Žutautas, Sauliaus Mikalajūno ir Edgaro Jankausko ataka. Šie 3 futbolininkai sukūrė įvartį, tašką, riebų tašką po šios atakos padėjo Edgaras Jankauskas. Tai atsitiko 42 šių rungtynių minutė ir manau su malonumu mes netrukus dar kartą pasižiūrėsime šią ataką. Kol kas matome baigiamąją jo stadiją, Edgaro Jankausko smūgį, kai vartininkas Dudovatas jau negalėjo padėti. Štai Mikalajūno perdavimas, gražiai kamuolį galvą ir atrodo matė, puikiausiai matė Raimondas Žutautas, kur bėga Edgaras Jankauskas ir Edgarui Jankauskui, kaip tokiais atvejais sakoma, beliko tik pataikyti į vartų stačiakampį. Tai jis sėkmingai ir padarė ir išlygino rezultatą. Šturma. Reikia bandyti lyginti rezultatą, reikia mušti įvartį, nes kiekviena minutė yra nauda Belgijos rinktiniai. Smūgis į vartus, įvartis, 1-1. Kaip dievui jausi, Edgaras Jankauskas priima kamuolį prie 16 metrų, nestipriai, tačiau tiksliai į kamputį, siunčia kamuolį ir Tristanas Persmanas priverstas atlikti pačią nemaloniausią vartininkams procedūrą. Išimti kamuolį iš savo vartų tinklo. 1-1. Edgaras Jankauskas. Dar kartą ši lietuvio ataka. Ir puikų perdavimą atliko belgų gynėjas, atmetęs kamuolį tiesiog Edgarui Jankauskui, kaip sako futbolininkai, ant kojos. 1-1. Puikus lietuvių pareiškimas šiose rungtynėse. O padėkoti atrodo reikia Danieliui Van Buitenui. Taip, jį rodo dabar. Pražanga buvo skirta pačiam Jankauskui. Na, iš tikrųjų, tai yra tas kuriozinis atvejis, ko gero, kad nepriklausomai nuo to, koks bus rezultatas 0-0 ar 0-5, Federico Gasperoni gavęs kamuolį neskubės bet kuriuo atveju. Na, skirtumas galbūt, tai 0-1. Labai tikslus perdavimas Poškus ir... Ai. Ir Jankauskas yra įvartis. Kamuolį į vartus. Antrasis jo įvartis per 2 rungtynes. Kągi greitas įvartis yra ir tai svarbu. Edgaras Jankauskas tęsia sėkmingą pasirodymų seriją Lietuvos nacionalinėje futbolo rinktinėje. Dar kartą šis epizodas. Pirmų mėginimų Robertas Poškus. Gasperoni traukia kamuolį, tačiau Edgaras Jankauskas apsisukdamas iš smailo kampo siunčia kamuolį į vartus. 1-0 Lietuva išsiveržė į priekį mače prieš San Mariną.
Kiečiai, 11 Paulo Montanė, tačiau puolėjų funkcijas... Greunamas Edgaras Jankauskas, vėl šilpukas tyli, ataka tęsiasi. Barasa pakabina kamuolį ir... Kamuolys tinkle 2-0! Edgaro Jankausko antrasis įvartis šiose rungtynėse ir trečiasis... Turnyrinis hat-trikas. Kągi štai tokio spaudimo galbūt ir trūko pirmajame kėlinyje. Dabar antrajame vis dėlto buvo juntama, kad atsirado panika, atsirado nepasitikėjimas savo jėgomis San Marino komandoje. Viena proga, antra, trečia, galų gale viskas baigėsi paprastų įvarčių. Iš arti, maždaug iš 2 metrų Edgaras Jankauskas. Į tuščius vartus tokio lygio puolėjas, aišku, bet kada įmuš tokį įvartį. Mindaugas Kalonas. Na, manau, seks aukštas perdavimas į aikštelę, taip. Pavojinga situacija ir 1-1. Ir atrodo Edgaras Jankauskas. Na, žmogus pastarai kartą mušęs įvartį, jeigu neklystų, rungtynėse su Belgija. Ar atsimenate, kada Edgaras Jankauskas mušė įvartį? 2007 metų vasario 6 dieną. Vėl, kaip ir praleistas įvartis, taip ir įmuštas. Atrodo, jokių gynėjų nesulaukia dabar Edgaras Jankauskas. Nacionalinės rinktinės marškinėlius. Lietuvos komanda bandys pasinaudoti situaciją, kuri buvo sukurta po to, kai pargriautas būdas aikštelė Jankauskas. Jankauskas smūgis į vartus ir kamuolys skrieja į tinklą. Tai apie ką kalbėta, tai ko tikėtasi įvyko. Būtent greito įvarčio Lietuvos komanda norėjo šiose rungtynėse. Jankauskas 10-asis jo įvartis per karjerą rinktinėje. Buvo prisimenamos rungtynės Farerose, kai Lietuvos komanda po Andriaus Kerlos įvarčio tik pačioje mačo pabaigoje išplėšė pergalę. Dar kartą štai čia. Arūnas Klimavičius smūgiuoja į vartus ir pirmas prie atšokusio kamuolio nuo vartininko Jakubo Mikkelseno. Edgaras Jankauskas.